Ačiū, mielas Gediminai, mėlyjos bičiulės ir bičiuliai. Žodį suteikė turbūt dėl to, kad po Jozinių jau šiek tiek praėjo, bet kita proga yra šiandien rimtesnė. Gimtadienis buvo ne tiek Gediminui Ilgūnui, bet šiandien yra 4 metai, kaip Lietuva įstojo į NATO. Ir jeigu čia ir dabar, ir jeigu visa Lietuva jaučia kažkokią tai naudą iš to buvimo, aš manau, kad mes tikrai esame saugesni, bet Šiaulė jaučia ją ypatingai. Arvydui dar vienas linkėjimas ir dar viena pagalba artėjant rinkimams. Taip pat noriu padėkoti Romai Žakaitienei už gražų bendradarbiavimą tarp mūsų ministerijų, ypatingai dėl pilietinio patriotinio ugdymo vaikų. Manau, kad tai yra geras toks pavyzdys, kada mes apjungę ne vienos ministerijos, o kelių ministerijų jėgas galim pasiekti gerų rezultatų. Dabar dėl šiandien dieną svarstomų dokumentų aš norėčiau paliesti visus 3 pranešėjus. Tai iš tikrųjų dėl politinės padėties ir dėl mūsų ėjimų į rinkimus. Aš manau, kad mums reikėtų ne paskubėti su pažadais. Iš tikrųjų dabar reikėtų ir rinkimų štabe, ir skyriuose labai įsigryninti principinės nuostatas, kurias mes tikrai padarysim. Viena, ką Justinas kalbėjo dėl įvertinimo situacijos. Ir manau, kad iš tikrųjų atėjo toks metas, kada mes turėtume įvertinę, ypatingai socialdemokratų požiūrių, socialinę atskirtį. Ir dar vieną bičiulį dalyką, kurį aš norėčiau pasakyti čia, tai iš tikrųjų atrinkti mūsų tikslinės grupės ir mūsų kalbėjimą skirtingos auditorijos. Mes turėtume turbūt gal pasidaryti kokį tai tyrimą sociologinį, pasižiūrėti ir ką mes kiekvienoj grupiai pateikėm. Ypatingai tą, ką šiandien Vilija labai gerai kalbėjo prezidiume, dėl tų mūsų pasiekimų. Mes turime ateiti į kiekvieną auditoriją su atskiru paketu, kad nebūtų, kad mes kalbam apie kažkokius dalykus, o žmonėm rūpi kiti dalykai. Šiandien kėlė Bronius daugiabučių klausimą. Tai koks čia yra šitas paketas, ateina į tokią auditoriją, mes turim tą paketą, ateinam į kitą auditoriją, turim kitą, su žemdirbiais apie pieno kainas ar apie ką kitą, su jaunimu kalbam apie mokslą ir švietimą. Tokius, man atrodo, reikia čia mūsų štabo, aš manau, kad mes turbūt gal suvėlavom su tuo darbu, bet reikia pavyti, kad kiekvienai auditorijai būtų savas paketas. Ką mes pasiekėm, vykdėm, kokie buvo įsipareigojimai ir kur žengiam toliau. Turėdami tokį paketą aiškių atsakymų, manau, kad tikrai mes galim tą kritimą reitingų, kuris dabar yra, perlaužti. Taigi linkiu visiems sėkmės. Ačiū.